Dievo avinėlis, kuris naikina atskirtį ir to avinėlio krauju patepti staktas. Štai malkos, o kur auka, ką paaukoji Dievui, tai yra Dievo nuosavybė. Ir todėl žydai pučia Jobel. Garbė Jėzui Kristui, šalom visiems. Vėl mes susitinkam, kad pratęstume apmąstymus Jėzaus vardu, kaip jis vadinamas ir kokį santykį su mumis formuoja tas vardas, tas kreipinys, kai mes maldose, liturgijoje ištariam tuos vardus, apie ką mes galvojam, o kai meldžiamės iš tikrųjų turėtumėm visada su tikėjimu ir apsisprendimu ištarti tą vardą, apsisprendimu to santykio, kurį jis formuoja. Ir štai mes šiandien apmąstysim tekstuką iš Jono Evangelijos 1 skyriaus, nuo 29 eilutės. Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, po manęs ateis vyras pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu. Ir Jonas paliudijo: aš mačiau dvasią lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Taigi, Jonas pristato Izraeliui, žydų tautai, Jėzų kaip Dievo avinėlį. Ką tai galėtų reikšti žydams? Kokias asociacijas sukelti? Paulius yra užsiminęs, kad visos, taip mūsų vadinamo Senojo testamento aukos kalba apie Mesiją, apie Kristų. Ir kokias aukas mes prisimename, su kuo asocijuojasi mums avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Be abejo, asocijuojasi su auka, su aukos gyvuliu, kuris žydų tautoje buvo aukojimas kaip atpirkimo auka. Už nuodėmes, atperkant, kažką atperkant. Pavyzdžiui, pirmgimį atperkant šventykloje, nes visi pirmgimiai priklauso Dievui, turi būti atiduoti Dievui, tai kad tas pirmgimis galėtų likti gyvas ir gyventi šeimoje, tokia tarsi Dievui atneždavo atpirkimo auką, turėdavo avinėlį paaukoti. Jeigu neturtinga, kaip Marija su Juozapu, pabrėžiamas jų neturtas, tai 2 purplelius. Taigi, prisimename dar vieną žydams labai svarbų įvykį, su kuo surištos ir Velykos, šitas laikotarpis, kurį mes išgyvenam prieš Velykas. Egiptas, Egipto vergyje. Egiptas asocijuojasi kaip nuodėmės namai, ten klesti pagonybė, neteisybė, išnaudojimas, smurtas, žudomi kūdikiai, žydų kūdikiai. Taigi didelis sielvartas, Izraelis šaukėsi Dievo išgelbėjimo. Kaip Dievas sako, mane pasiekė jų aimenos raudos. Ir štai siunčiamas Mozė, kaip vėlgi, kaip išganymo vadovas toks, kuris derėsi su faraonu, kad išleistų žydų tautą pagarbinti Dievą dykumoje, nes tik laisvi išėję gali pagarbinti Dievą, kad išvaduotų žydų tautą Dievas iš Egipto religijos įtakos, iš tos pagonybės, daromi ženklai, stebuklai, kurie įvardėjami rašte kaip teismas Egipto dievams, parodant žydams, kad jie jokie ne dievai ir prieš Izraelio dievą, prieš Jahvę negali pasipriešinti jo pranašystėms ištariamoms,
per Mozę, per Araoną. Taigi, vienas iš paskutiniųjų tokių kaip bausmių rykščių buvo pirmgimių mirtis. Ir išvakarėse žydams buvo liepta Dievo paaukoti avinėlį ir to avinėlio krauju patepti staktas. O to avinėlio mėsą šeimynai suvalgyti, susijuosius trėnas, ten visa instrukcija, nusiteikus žygiui, kelioniai, reiškia tikint, kad Dievas suorganizuos ir faraonas išleis ir jie išeis. Kitą rytą taip ir atsitiko, bet iš vakaro Dievas organizuoja tą perėjimą iš vergijos į laisvę. Tas avinėlio kraujas, kuris kaip atpirkimo auka už pirmgimių gyvybę, patepamos staktos, kad angelas žudikas neįžengtų į tuos namus ir pirmgimiai liktų nepaliesti, tai to kraujo dėka, to atpirkimo aukos kraujo dėka. Taigi prisimename atpirkimą Izaoko, kaip Izraelio tautos atpirkimą Izaoko asmenyje išgyvena žydai ant Morijos kalno, kai Abraomas aukojo savo sūnų, kaip buvo Dievo bandomas ir ištarė pranašiškus žodžius, kai Izaokas paklausė tėvo štai Malkos, o kur auka? Su galbūt baisia nuojauta. Ir Abraomas pasakė, Dievas parūpins auką. Ir Dievas parūpino tą auką. Avinas įsivėlęs ragais erškėtynę buvo paaukotas vietoj Izaoko, kuriame yra visi Izraelio tautos pažadai iš Dievo. Tarsi Izaoko asmenyje atperkamas Izraelis ir todėl žydai pučia Jobel, nuo kurio kilo ir jubiliejaus pavadinimas, Jeronimas tą hebrajišką žodį Jobel, į lotynų kalbą versdamas pavartojo žodį jubileo. Taigi tas Jobel, tas avino ragas, jį pučiant primenama Dievui tą Abraomo auką ant Morijos kalno, kuria buvo atpirktas Izraelis Izaoko asmenyje. Ir dabar Egipte atperkami Izraelio pirmgimiai, egiptiečių miršta, persekiotojų, kaip sakant, kankintojų skausmas, žydų džiaugsmas. Ir dar viena svarbi detalė. Tas avinėlis paaukotas Dievui yra Dievo nuosavybė. Ką paaukoji Dievui, tai yra Dievo nuosavybė. Turėtų būti sudegintas, dalis galėtų kunigams atitekti. Dar tada žydų vyrai visi turėjo bendrą tą kunigystę. Ir visi galėjo aukoti Dievui kaip kunigai tą auką, tą avinėlį. Ir kad Dievas liepė suvalgyti tą avinėlį šeimynoms, tai tarsi Dievas sako, jūs mano šeima. Tai pranašiškas ženklas. Jūs mano šeima. Jūs valgot mano maistą. Man priklausantį, man paaukota, man atiduota avinėlio mėsą, kuris irgi mums asocijuojasi su Kristaus kūnu, Kristaus kūno priėmimu, Eucharistija, kai mes prie Dievo stalo valgome Kristaus kūną duonos pavidale ir įvyksta komunija, susijungimas su Dievu, mes priimam Dievą per komuniją. Tai tas Dievo avinėlis, paaukotas Egipte, vėlgi tampa Kristaus simboliu labai ryškiu mums ir dabar pristato jau Dievo avinėlį kaip tą, kuris naikina nuodėmę, kuris pasiima ant savęs nuodėmę, tuos mūsų nusikaltimus, kurie mus atskiria nuo Dievo.
Dievo avinėlis, kuris naikina atskirtį, paimdamas ant savęs, mirdamas su tomis mūsų nuodėmėmis, jis paverstas nuodėmę, kad savo mirtimi sunaikintų mūsų nuodėmės. Įvyksta atpirkimo aktas, kad mes išlaisvinti per atleidimą, per Jėzaus kraują, nuplauti, laisvi, galėtume drąsiai vaikščioti Dievo akivaizdoje ir dalyvauti Dievo darbuose, garbindami jį ir dėkodami jam. Ir per kiekvienas mišias mes tai primename Dievui ir savo. Šlovė Viešpačiui, šalom visiems.